Tinklinis marketingas nelegalu. Dirbantis su tinklinė rinkodara tikriausiai dažnai girdi šitą frazę: aš ateinu mindyti ant skaudulių. Tikrai nenoriu visko absoliutinti, nekalbu apie visus bendrai, tiesiog pasakoju ir dalinuosi savo asmeninę patirtimi, bendrų pažįstamų pasakojimai. Dirbate su darbo sutartimi, ant popieriaus atlyginimas vienoks, į kortelę kitoks. Kodėl? Ai, juk ten vokelyje sumokės likutį. Girdėta? Tikrai manau ne vienam ir vis dar aktuali legalumo tema. Važiuojam toliau. Susirgo kolega, reikia pavaduoti, darbo krūvis dvigubas, ar mokės daugiau? Kas čia žino? Direktorius sako: padirbėk, sutarsim vėliau, pažiūrėsim, kažką jo pridėsiu. Susirgo vaikas, imat biuletenį, slaugot savo vaikutį namuose ir sulaukėt direktoriaus skambučio. Padėk, darbe chaosas, trūksta rankų, padėk, primokėsiu, čia dar tau dar geriau bus, gausi ir biuletenį ir aš tau biškutį pamokėsiu. Pasitaiko? Pasitaiko. Kalėdinis laikotarpis, darbų tiek, rankų trūksta, žmonių nėra, reiks dirbti 2 valandom ilgiau ir dar kiekvieną šeštadienį po pusdienį. Ar mokės daugiau? Gal ir mokės, gal ir nemokės, kas čia dabar žino. Nenori, nepatinka, eik kitur. Tai čia tik keletas pavyzdžių, manau, panašių istorijų esat apturėję ir patys, ir aplinkoje matę ir girdėję. Ir čia ateina panelė tinklinė rinkodara. Aš kalbu būtent apie savo kompaniją Monat. Ji atlygį moka kiekvieną penktadienį tiesiai į banko sąskaitą be jokių juodų vokelių. Tad kviečiu susimastyti, kiek iš tikrųjų tavo darbas yra legalus.